ką mes supratome, kad ūkininkai iš tikrųjų yra pačiam priešaky klimato kaitos. Pirmiausia, jie yra tie, kurie pirmieji pajaučia jos padarinius. Tai mes atnešėm į žemės ūkį labai konkrečią finansų inovaciją, kuri sujungia investuotojus su ūkininkais ir taip leidžia suteikti finansavimą gerokai mažesniems ūkininkams. Mes pristatėm žaliasias paskolas, kurios ūkininkams iš tikrųjų leidžia pasiimti 0% paskolą. Tai Heavy Finance veikia kaip projekto proponentas, tai yra mes dirbame su visais ūkininkais ir juos įtraukiame į savo programą, tada mes ją administruojame. Ūkininkas pats savaime be mūsų pagalbos negali pradėti generuoti tų CO2 kreditų. Investuotojai be abejo visada pirmiausia tikisi grąžos. Kalbame apie įtaką ir tą gelbėjimą pasaulio, bet visada mes kartu šalia įtakos norime, kad mūsų investicijos atsipirktų, ar ne? Labas. Praeitą savaitę išėjo laida su Donatu Joniku, kuris papasakojo su iššūkiais, kokiais susidarė vystydamas startuolį Vinavin, bei pristatė, kas yra partnerysčių rinkodara. Tai jeigu ir savo veikloje norite susijungti su kitais kūrėjais ir platesniam ratui tikslinės auditorijos paskelbti savo žinutę ir pristatyti savo produktą, tai tikrai pažiūrėkite šį pokalbį, manau, kad gausite vertingų įžvalgų. Palieku nuorodą čia viršuje. Na, o šiandien jums noriu pristatyti pokalbį su Darium, kuris yra atsakingas už marketingą įmonėje Heavy Finance. Heavy Finance yra sutelektinio finansavimo platforma. Jeigu pirmą kartą girdite šį žodį, tai yra vieta, kur susitinka daug skirtingų investuotojų, tiek fizinių, tiek juridinių asmenų. Jie suinvestuoja savo pinigus į įvairius projektus ir padeda vystytojams juos plėtoti. Galbūt teko anksčiau girdėti apie projektus susijusius su nekilnojamu turtu ir būtent apie tokias paskolas. Na, o šį kartą kalbame su Heavy Finance apie paskolas, kurios investuoja į žemės ūkį. Ir Darius puikiai pristatė sąlyginai naują iniciatyvą, tai yra žaliosios paskolos, kurios padeda ne tik ūkininkams gauti labai geras sąlygas finansuoti savo veiklai, tačiau ir investuotojams tikrai siūlo įspūdingą grąžą. Tai apie tai ir šiame pokalbėje sužinosite plačiau. Tai su Heavy Finance susipažinau jau daugiau kaip prieš porą metų. Tada teko pakalbinti ir patį įkūrėją Laimoną. Ačiū, kad skiri savo laiką ir daliniesi savo patirtimi. Lietuvoje tikrai esi vienintelis, turbūt ir Europoje, kuris sukūrė ne vieną sutelktinio finansavimo platformą, bet jau net yra paleidęs 2. Tai kodėl šitas rytis, kodėl būtent sutelktinis finansavimas? Ir dėkui visų pirma, kad pakvietei paplepėti, stebiu tavo laidas ir daug draugų matau ir toks pagirimas tau, kad kažkaip jie man tiek daug nepapasakoja, kiek tau papasakoja, dažniausiai tai su malonumu stebiu. Bet atsakant į tavo klausimą, aš kažkaip galvoju, kad geriausia yra daryti tai, ką išmanai. Bendrai aš tam finansinių technologijų srityje jau esu tikriausiai 12 metų. Tai pirmas prasidėjo mano ta veikla tada, kai dar nesivadino finansiniam technologijom, buvau prisijungęs prie tokios įmonės Viena sąskaita. Tenai ta pirminė praktika, prisilietimas buvo prie mokėjimų rinkos, paskui kartu su tos įmonės vadovu pradėjom daryti skolinimo sprendimus. Tie skolinimo sprendimai nusižiūrėjus Estų Bandorą pavirto į Finbi. Finbi iš tikrųjų pavyko sėkmingai įgyvendinti, to nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi komandos darbu, tačiau verslą pardaviau ir toks no-braineris, kad geriausia yra daryti tai, ką išmanai. Susiradom šiek tiek kitokią turto klasę, šiek tiek kitą prizmę to pačio verslo, ką darydom, ir dabar tą patį galiu padaryti dvigubai geriau, negu kas jau prieš tai gerai pasisekė. Tai tas smagiausias, skolindavau pats pinigus per Bandorą, tokia Estų įmonė buvo, ir jie buvo pirmi atsiradę. Ir man taip atrodė, kad ne iki galo jie gerai ten tos dalykus daro. Ten marketingas gražus, bet rezultatai iš tikrųjų manęs netenkino. Ir aš kažkaip galvojau, kad aš visada galiu geriau padaryti. Ir Finbi buvo kitais pagrindais. Mes ne tiek buvom rinkodaros įmonė, kiek būtent siekėm investuotojams aukštų rezultatų. Ir visai kitais pagrindais, tais tokiais mano nusivylimo kolegų iš Estijos pagrindais pastačiau įmonę, kuri man pasirodė taip turi veikti. Ir mes visą laiką ir sakydavom, kad mūsų rinkodara yra geri rezultatai, gera grąža investuotojams, maži vėlavimai ir tą sekėsi daryti. Ir jis man pasakoja, sako, trūksta ūkininkams finansavimo. Sakau, pirma mintis, nesąmonė. Kaip gali, taigi mes miestiečiai galvom pilna ten tų pinigų ir jiems jau kam, bet jiems tai tikrai netrūksta. Tai jis pasakoja, galvoju, lyg gal ir gali būti tiesa, ką jis sako.
Tada mes pradėjome analizuoti, koks tas, kaip mes galim apsaugoti tas paskolas. Nu, tai išsišnekėjom apie kaip ta technika veikia, kokia jinai vertė, kiek per laiką nusidėvi, koks jos likvidumas, kaip greit parduot gali, kaip ją, iš rizikos perspektyvų pasižiūrėjom. Nusakau, nelabai ką išmanau apie tai, bet rinka didelė, tema įdomi, gal ryti bandom padaryti tada. Tai buvo kovas, o jeigu norėjom padaryti, tai jau reikėjo birželį startuoti, nes kitaip sezoną būtumėm pražiūrėję. Ir mes iš tikrųjų per 2,5 mėnesio paleidom tą projektą. Tai va, tas žinios, kurios buvo prieš tai, ką man prieš tai reikėjo daryti virš metų laiko, tai dabar pavyko per 2 mėnesius padaryti. Ir po truputėlį pradėjau rinkti geriausius žmonės, kuriuos žinojau iš tos rinkos. Tai one by one aš manau, kad mes turim vieną stipriausių kolektyvų dabar. Kai paskui mes įsigilinom į verslą, mes supratom, kad suskaičiavom, kad bankui išduoti paskolą mažesnė negu 50 000 yra tiesiog neapsimoka. Ir kad ir kiek tu jas spaustum, sakytum, daryk, skolink smulkiam verslui, tai nėra jų verslas. Ūkininkai šioje vietoje yra būtent maži ir vidutiniai, jiems tokio dydžio paskolų reikia. Tai jeigu įdomu pamatyti visą laidą, tai nuorodą paliksiu čia viršuje. Na, o šiandien kalbame su Darium būtent apie žaliasias paskolas. Antroje dalyje turėsime vėl teorinę dalį, kurioje su Luku užbaigsime mitų griovimus ir šį kartą kalbėsime apie sultis. Tai tikiuosi gausite vertingų įžvalgų ir gero bei naudingo laiko. Darius Versackas, vienas iš Heavy Finance įkūrėjų. Heavy Finance pradėjom 2020 metais, pačiam COVID-19 įkarštį ir mes užsiimam klimato kaitos sprendimų žemės ūkyje. Ką mes supratome, kad ūkininkai iš tikrųjų yra pačiam priešaky klimato kaitos. Pirmiausia, jie yra tie, kurie pirmieji pajaučia jos padarinius. Tai nukenčia jų derlius, jie susiduria su daugiau sausrų, daugiau liūčių, bet kartu užsiimdami tvaresniais žemdirbystės metodais jie gali sukaupti daug anglies iš atmosferos. Taigi jie pašalina tas CO2 emisijas, kurias sukuria visi kiti sektoriai, jas kaupdami dirvožemyje. Ir tai yra labai svarbi detalė ir mes supratom, kad ko reikia, kad ūkininkai pereitų prie tvariosios žemdirbystės ir padėtų gelbėti pasaulį, tai tiesiog finansavimo, kuris būtų skirtas tam pereimui. Heavy Finance būtent tai ir teikia. Padedame ūkininkams gauti finansavimą tvariems metodams, kaip neariminė žemdirbystė, tarpiniai pasėliai ir kitos atrodytų paprastos technologijos, kurios paverčia žemės ūkį gerokai tvaresniu. Tai šiuo metu mūsų komanda yra 50 žmonių, veikiam 5 šalyse ir turime virš 9,000 investuotojų, kurie ir investuoja į tas paskolas perėjimui prie tvaresnių metodų. Tai mes atnešėm į žemės ūkį labai konkrečią finansų inovaciją, kuri sujungia investuotojus su ūkininkais ir taip leidžia suteikti finansavimą gerokai mažesniems ūkininkams. Mūsų vidutinis paskolos dydis yra 30 000 eurų. Tai ne visai toks bankinis produktas, tai yra labai konkrečiai nukreipta į smulkius vidutinius ūkius. Tačiau yra krūva kitų inovacijų žemės ūkyje. Tai yra sektorius, su kuriuo jeigu nesusiduri, galbūt jis atrodo tradicinis ir per daug nejudantis į priekį, bet kai pradedi gilintis, jame yra puikiai pritaikomos visos aukštosios technologijos. Mes turime savavaldžius traktorius, kurie važinėja laukuose, dronus, kurie tręšia sunkiai pasiekiamas vietas. Turime tą vadinamąją tiksliąją žemdirbystę, kuri pasako, kiek tiksliai reikia tręšti kurį lauką, kokių veiksmų reikia imtis. Turime labai specifinius dirvožemio tyrimus, kurie pasako, kiek ko yra tame dirvožemyje ir kaip padėti jam užauginti didesnį derlių. Ir tų inovacijų yra labai daug, pradedant nuo net tokių keistų dalykų kaip išmanioji baidyklė, kuri lazeriu nubaido įvairiausius paukščius. Tai šis sektorius, vienas dalykas yra strateginės reikšmės, kitas dalykas yra labai greitai judantis.
Ir tai yra vien dėl to, kad mes negalime sau leisti badauti. Tai mes su žemės ūkiu vienaip ar kitaip susidurėm kiekvieną dieną prie savo stalo ir kiekvieną dieną mes esam dėkingi tam daugiau nei 100 tūkstančių Lietuvos ūkių, kurie atneša tą maistą ant mūsų stalo. Galbūt dažnai gyvenant mieste atrodo, kad apskritai ūkininkas yra šiek tiek konservatyvesnis vartotojų segmentas, sakykime, bet tiesą pasakius, mes beveik nesusitinkame gyvai su ūkininkais, nes jie visi turi mobilųjį parašą, jie visi su mumis pasirašo visas sutartis, sėdėdami traktoriui ir dirbdami lauką mobiliuoju telefonu. Tai tas segmentas labai imlus inovacijom, kurios yra jam naudingos. Tai iš tos pusės mums buvo ganėtinai paprasta. Turbūt kas užtruko, tai įtikinti investuotojus, nes jiems tai atrodė ganėtinai naujas sektorius, kur jie gali padėti savo kapitalą. Ir jiems reikėjo tam tikro užtikrintumo ir supratimo, kad šitas sektorius dėl savo tokios specifikos turi labai daug papildomų apsaugų, kurios jį paverčia patraukliu. Bet kad jie suprastum, reikia šiek tiek laiko. Tai mums tai šiek truputėlį užtruko ir kol mes sukūrėme tą 9 tūkstančių investuotojų bendruomenę, kuri yra iš tikrųjų iš viso pasaulio ir investuoja į įvairias paskolas ūkininkams. Mes pristatėm žaliasias paskolas, kurios ūkininkams iš tikrųjų leidžia pasimti 0% paskolą. Tai jeigu paprastai mes siejame finansavimą smulkiam vidutiniam verslui su ganėtinai aukštom palūkanom, čia mes sakom, jis yra pigiausias kiek įmanoma. Ir tai mums pavyko padaryti vien dėl to, kad tvarūs ūkiai gali generuoti tuos vadinamosius CO2 taršos kreditus. Tai yra geri darbai, kurie mums padeda kovoti su klimato kaita. Ir jie yra vertinami pinigais, tuos CO2 taršos kreditus. Vėliau perka tarptautinės kompanijos, bankai, prekybos tinklai, viešbučių tinklai, IT firmos. Jie nori įsigyti tuos CO2 taršos kreditus tam, kad atpirktų savo sukurtas CO2 emisijas. Ir būtent žemės ūkis gali juos sugeneruoti, todėl mes sakome, kad ūkininkas, pereidamas prie tvaresnių žemdirbystės metodų, gali ne tik gauti 0% paskolą, bet dar ir uždirbti papildomų pajamų, vien dėl to, kad jis užsiima tvaresniais metodais, kurie jam padeda išlaikyti tą patį derlių arba jį netgi padidinti ir dar padidinti dirvožemio atsparumą tiems netikėtiems gamtos veiksniams kaip liūtys ar sausros. Iš tikrųjų, visi sektoriai turi savo tam tikrą taršą. Lygiai tas pats yra ir su žemės ūkiu. Kiekvienas ūkininkas, važiuodamas traktoriumi, pildamas trąšas, jis sukuria tam tikrą taršą, tam tikras CO2 emisijas. Tačiau dirvožemyje augalai, atlikdami fotosintezę, gali per šaknis stumti tą CO2 vis giliau į žemę. Tai ūkininkai, užsiimdami tvaresniais žemdirbystės metodais, sugeneruoja tuos CO2 kreditus. Mes matome gerasias praktikas ir geruosius pavyzdžius, kai mūsų suteikta paskola, mūsų investuotojų suteikta paskola ūkininkui, jam padėjo pereiti prie tvaresnės žemdirbystės ir mes jau matome, kad jie gebėjo ir padidinti savo derlių, ir padidinti savo pelningumą. Tai tas metodas, jis nėra kažkuo labai naujas, iš tikrųjų jis atsirado šiek tiek po Antro pasaulinio karo, tačiau jis dabar įgauna, ta neariminė žemdirbystė dabar įgauna pagreitį ir mes matome ne tik mokslininkų įžvalgas, bet ir labai praktinius pastebėjimus, kad tai yra tas metodas, kuris didžiai daliai ūkininkų apsimoka. Aišku, visada yra skirtingi dirvožemio tipai ir reikia apie tai galvoti ir tartis, ir dėl to mes turim savo tarptautinę agronomų komandą, su kuria mes konsultuojamės ir galvojame, kaip kiekvienas ūkis gali tapti šiek tiek tvaresniu ir padėti sukurti tuos CO2 taršos kreditus, tuos gerus darbus ir kartu iš to uždirbti daugiau. Tai mes matome pirmuosius sėkmės pavyzdžius Lietuvoje ir pamatysime, kaip šis sektorius pamažu tampa ne tik tuo taršai neutraliu sektoriumi, kuris nesukuria papildomos taršos, bet ir pozityviu sektoriumi, kuris geba sugerti taršą sukuriamą kituose sektoriuose, kurie galbūt negali taip stipriai sumažinti savo taršos. Tai Heavy Finance veikia kaip projekto proponentas, tai yra mes
dirbame su visais ūkininkais ir juos įtraukiame į savo programą, tada mes ją administruojame. Ūkininkas pats savaime be mūsų pagalbos negali pradėti generuoti tų CO2 kreditų. Nes vienas dalykas, tam yra reikalinga mokslininkų komanda, kuri ateina, paima mėginius dirvožemyje, ištiria, tada juos paima po poros metų, patikrina, kaip visą tai pasikeitė. Yra krūva dokumentacijos, yra verifikavimas su tarptautinėmis agentūromis. Yra tokia agentūra Vera, veikianti Jungtinėse Amerikos valstijose, kuri ir patvirtina tuos CO2 kreditus, kurie yra sukuriami. Toliau yra CO2 kreditų pirkėjai ir tas procesas jis nėra lengvas ir kartu jis dar yra labai brangus, todėl bent jau mes skaičiavome, kad mes turime įtraukti mažiausiai 10 000 hektarų vien tam, kad galėtume pradėti generuoti tos CO2 kreditus. Paprastam ūkininkui tai tampa ganėtinai sudėtinga, iš tikrųjų netgi didžiausiam žemės ūkio bendrovėm, tai tampa labai tokiu dideliu, rizikingu projektu, kuris atima daug energijos. Tuo tarpu, kadangi mes nusprendėme, kad tai yra mūsų pagrindinis verslas ir pagrindinė veikla ir jos dalis, mes įtraukėme jau daugiau beveik 100 000 hektarų per Lietuvą ir Lenkiją ir mes matome prasmę apjungti tuos ūkininkus ir suteikti jiems vertę visiems kartu. Ir kuo didesnis tas projektas tampa, tuo didesnė vertė yra kiekvienam ūkininkui atskirai. Ką reiškia tas ūkininko sugeneruotas CO2 kreditas piniginė išraiška? Tai rinka veikia globaliu mastu ir ji nuolat keičiasi. Tai mes visada vertiname, kokia yra CO2 kredito kaina šiuo metu rinkoje, kuris yra labai panašus į mūsų. Nes CO2 kreditai yra labai skirtingų pobūdžių ir jų kaina priklauso vienas dalykas nuo kokybės, kokie mokslininkai buvo darę tą projektą, nuo to, kiek kreditų apskritai buvo sugeneruota. Šiuo metu mes matome, kad panašaus CO2 kredito kaina į tą, kuris gali būti sugeneruojamas kartu su Heavy Finance komanda, yra apie 35 eurus. Visos analizės ir visi tarptautiniai ekspertai sako, kad šita rinka, jeigu ji per pastruosius 2 metus augo 10 kartų, tai visi ekspertai sutinka, kad tai tęsis ir toliau. Tai mes matome didelės galimybės tai kainai kilti iki 70 eurų, 100 eurų. Sunku pasakyti, kokia ta kaina iš tikrųjų bus ateityje po poros metų, nes ši rinka yra tokioj augimo stadijoje ir jai dar laikas subręsti tik ateis. Tai atneša tiek ūkininkams, tiek investuotojams pasinaudoti dabartiniu augimu ir iš tikrųjų uždirbti iš to kainų prieaugio vien dėl to, kad susidomėjimas ir poreikis atliepti klimato kaitos problemas šiuo metu yra labai didelis. Jeigu kalbame apie tvarumą, tai matom, kad būtent grūdininkai pereina prie tvariųjų metodų labai greitai, nes vienas dalykas, jau daug ūkininkų jos naudoja, todėl jie mato, kaip tai daro kaimynas, jie daugiau mažiau pradeda suprasti, kaip tai atrodo ir jie mato, kad jų derlius nesumažėja, o kaip tik išauga ir tada tos technologijos gerokai greičiau ateina. Mes matom labai pažangių ūkininkų, kurie turi magistro laipsnius ekonomikoje arba aplink žemės ūkį ir jie labai greitai pritaiko tas inovacijas ir labai greitai juda prie to. Kartu mes matom inovacijas kitose sektoriuose. Lietuvoje galbūt dar neradom tų pavyzdžių, bet mokslininkai ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose ir Jungtinėje karalystėje dirba ties pašarais galvijams, kurie leistų jiems išskirti mažiau metano dujų. Ir yra labai daug tokių įdomių inovacijų, kurios pasiskirsto per skirtingus sektorius. Mes kartu matome, jeigu imtume Portugaliją, matome vis daugiau organinės vyndarystės ir vynuogynų, kurie taip pat ieško, kaip jiems patapti kuo tvaresniais ir kuo ekologiškiau įgyvendinti savo misiją užauginti kuo daugiau derliaus. Turbūt pats efektyviausias būdas ypatingai grūdininkams tapti tvaresniems yra perėjimas prie neariminės žemdirbystės. Aišku, tai reikalauja investicijų. Daliai tai pareikalauja galingesnio traktoriaus, visiems tai pareikalauja perėjimo nuo plūgo prie neariminės ėjamosios. Ir tai be abejo
reikalauja ir žinių, ir pinigų, todėl mes ateinam visą laiką su tuo vertės pasiūlymu, kad mes galime pasidalinti, kaip tai padarė kiti ūkininkai ir mes galime suteikti finansavimą, kuris nebus skausmingas pereiti, nes iš tikrųjų bet kuriam versle, kad ir ką mes darome, kai reikia pažaboti mums naują technologiją, mes pradedam galvoti, ar tikrai aš to noriu, šiek tiek skauda, reikia pinigų, yra papildoma rizika, visada galvojam, o gal galiu dar palaukti, gal dar kelius metus. Bet dabar iš tikrųjų yra tas momentas, kada yra puikiai sudėliotos ES programos paramai ir kartu jas galima sujungti su 0% paskolomis ir tada tie ūkininkai gali labai greitai pereiti. Ir jeigu mes į tai žiūrime valstybiniu mastu, visos šalys turi savus įsipareigojimus, kaip jos taps netaršiomis, kaip jos visas savo emisijas sugebės kažkaip offsetinti, atpirkti. Tai žemės ūkis iš tikrųjų yra viena tų kertinių sričių, kur jeigu visi Lietuvos ūkininkai pereitų prie tvaresnių žemdirbystės metodų, mes labai greitai pasiektume savo kaip valstybės tikslą tapti gerokai tvaresni ir dar turėtume maistą, kuris yra geresnis. Tai atrodo kaip puikus siekis tiek kiekvienam verslininkui, tiek mums kaip visuomeniai. Investuotojai be abejo visada pirmiausia tikisi grąžos. Mes kalbame apie įtaką ir tą gelbėjimą pasaulio, bet visada mes kartu šalia įtakos norime, kad mūsų investicijos atsipirktų, ar ne? Tai Heavy Finance investuotojai nuo 20 metų, kada mes pradėjom veiklą, jau uždirbo virš 4 milijonų eurų grąžos. Ir iki šiol vis dar nebuvo prarasta nei kiek kapitalo. Tai yra visi ūkininkai, kurie paėmė paskolas, jie jas gebėjo grąžinti, nebuvo kažkokių ypatingai komplikuotų atvejų, dėl kurių jie bankrutuotų ir negebėtų padengti savo įsipareigojimų. Tai tuo mes labai džiaugiamės. Ūkininkas, žiūrint iš juridinės perspektyvos, yra labai keistas verslininkas, nes mes puikiai žinome UAB, kurie jie gali bankrutuoti ir neateina labai didelė asmeninė atsakomybė kai kuriais atvejais. Tuo tarpu ūkininkas, nors jis veikia kaip verslas, jis visada yra asmeniškai atsakingas už savo įsipareigojimus ir paskolas. Tai reiškia, kad kai ūkininkas ima paskolą, jis tikrai nuoširdžiai pagalvoja apie savo galimybės ją grąžinti ir kruopščiai susidėlioja savo finansus. Be abejo, ūkininkai dažnai vėluoja ir tai yra labai natūralu, nes jie turi labai sezonišką verslą, jiems daug kas priklauso nuo išorinių veiksnių. Tačiau čia ir yra įdomioji dalis, kad ūkininkas nors ir kartais pavėluoja atlikti tam tikras įmokas ir jis, pavyzdžiui, yra laukuose ir sako, šitos 3 savaitės yra tas laikotarpis, kada aš uždirbsiu visų metų pelną. Netrukdyk man. Aš galiu šiek tiek pavėluoti, bet aš atliksiu visas įmokas, kai nuimsiu ir parduosiu. Tai ūkininkas tuo yra įdomus. Kitas dalykas, lygiai kaip ir bankui mes imdami iš jo paskolą, butui, tarkim, įkeičiame tą butą pirminę hipoteką, lygiai to paties mes prašome ūkininko ir jie įkeičia savo techniką arba žemę pirminę hipoteką. Tai suteikia labai didelį saugumą investuotojams, nes šis turtas, jis apskritai yra labai likvidus. Ta prasme, kad jeigu mes paimtume grafiką pastarųjų 30 metų, žemės ūkio paskirties žemė visą laiką augo, o tuo tarpu technika yra labai greitai realizuojamas daiktas. Tai yra tarptautinė rinka, kurioje vien jeigu mes nuleistume kainą šiek tiek parduodamos prekės 10% išvažiuotų į kažkurią kitą šalį tą pačią dieną. Tai sukuria labai daug pasitikėjimo investuotojams, kurie ieško galimybių, kur jiems padėti savo kapitalą ir dažnai jie nori diversifikuoti savo investicijų portfelį. Ir iš tikrųjų vis dar retas investuotojas savo investicijų portfelyje turi žemės ūkio sektorių. Kad ir koks jis milžiniškas ir svarbus būtų, tų finansinių produktų, investavimo produktų jame nėra tiek daug, kurie būtų ypatingai prieinami smulkiesiems investuotojams, kurie galbūt per mėnesį nori investuoti iki 1000 eurų, ar ten netgi porą 100 eurų.
Jiems šis sektorius iki šiol buvo gan sunkiai prieinamas ir mes jį atvėrėm ir mes matom, kad investuotojai iš tikrųjų nori jame būti, jie nori prie jo prisidėti ir jie mato tai kaip saugią alternatyvą. Žemės ūkyje daug didesnį poveikiai turi tokie dalykai kaip sausros ir lietūs. Nuo to, kad pabrango nekilnojamas turtas Vilniui, poreikis maistui žmonijai kaip ir nesumažėjo ir apskritai nepasikeitė. Ir žiūrint, kad bendrai pasaulyje populiacija žmonių nuolat auga, vadinasi, maisto poreikis kiekvienais metais yra vis didesnis ir didesnis, kaip mes bandome išmaitinti visą savo planetą. Todėl ūkis tampa toks gan atsparus ekonominiams ciklams sektorius, dėl ko jis yra labai įdomus iš investavimo perspektyvos. Iš investuotojų pusės žaliosios paskolos yra ypatingai įdomus produktas. Vienas dalykas, kad jūs galite labai tiksliai suprasti, kaip jūs padedate su savo investicijomis ir bent jau aš asmeniškai, kai investuoju, man labai svarbu, kad aš nedaryčiau blogo, pavyzdžiui, savo investicijomis. Aš nenoriu uždirbti, bet kenkti. Aš noriu uždirbti ir kartu dar daryti kažką gero ir jaustis ramiai dėl to. Tai yra labai malonus produktas, bet kartu tai yra produktas, kuris gali atnešti labai didelę grąžą. Vien dėl šito sektoriaus augimo ir tos prognozių CO2 kreditų kainos augimo, mes visą laiką piešiame 3 scenarijus. Tai yra vienas optimistinis scenarijus, kurį mes nustatėme remdamiesi analitikų prognozėmis, kaip turėtų keistis CO2 kreditų kaina. Kitas scenarijus yra realistinis, kurį mes sakome, mums atrodo, kad ne viskas bus labai gerai, bet kaina augs. Ir tada toks balansuotas, sakykime, pasvertas. Tada mes turime šios dienos scenarijų, kur sakom, tiek dabartinėmis kainomis jūs turėtumėte uždirbti. Ir iš tikrųjų ta grąža, ji yra labai solidi, ji dažniausiai peržengia 20% metinės grąžos, sumetintos iš tikrųjų. Ji pranoksta 20% sumetintos grąžos per 10 metų laikotarpį. Ir čia yra įdomi detalė, kad jūs investuojate į paskolą 4 metams, tai reiškia, kad po 4 metų arba po 3 netgi metų paskolinti pinigai grįžta pas jūs, tačiau po to jūs vis dar gaunate grąžą. Tai reiškia, jūs jau atgavote visus savo pinigus, tačiau dar 4 metus jūs gaunate nuolatinę grąžą iš tos atliktos investicijos, kas labai stipriai padidina jūsų pelningumą. Kalbant apie tokio produkto rizikas, jos yra lygiai tokios pačios kaip ir tradicinių paskolų. Tai reiškia, jūsų investicijos yra apsaugotos tiek asmeninė ūkininko atsakomybė. Tai reiškia, jis tikrai apgalvojo savo sprendimą pasiskolinti ir kartu yra apsauga kaip pirminė hipoteka turtui, ar tai būtų žemė, ar tai būtų technika. Tai tampa labai tokia įdomia kombinacija, kur jūs galite prisidėti prie kovos su klimato kaita, uždirbti labai solidžią dviženklę grąžą, kuri gali peržengti 20%, ir turėti apsaugojimą savo investicijų turtu. Tai tampa toks produktas, kur aš kartais sakau, per gerai, kad būtų tiesa. Bet aišku, visada svarbu suprasti, kad ir koks tai būtų investicinis produktas, investuodami jūs prisiimate riziką. Ir tai yra labai svarbu ir jas yra labai svarbu pasverti. Labai smagu, kad išbuvote iki pačios pokalbio pabaigos. Tikiuosi gavote vertingų įžvalgų, o galbūt nuspręsite investuoti į žaliasias paskolas, tai nuorodą paliksiu aprašyme. O dabar laukia teorinė dalis su Luku, su kuriuo kalbėsime apie sultis. Ar tikrai jūs tokios sveikos, gal ten tik tai daug cukraus ir jokios naudos? Tai visą tai ir paklausime Luko. Jeigu patinka mano kuriamos laidos, būčiau be galo dėkingas, jeigu paspaustumėte apačioje prenumeruoti mygtuką. Man tai būtų didžiulė paskata kurti šias laidas ir dalintis įkvepiančiomis idėjomis su jumis ir tikiuosi įkvėpti įgyvendinti savas idėjas, o galbūt pradėti sveikiau gyventi. Tai labai ačiū Jums už Jūsų skiriamą laiką, tikiuosi jį praleisite ne tik įdomiai, bet ir naudingai ir pasisemsite naudingų įžvalgų. Tai gero žiūrėjimo.
užbaigia mūsų mitų su paskutinę temą. Dabar galima užmėgti. Jo, kur prieš tai šiek tiek ir kalbėjome apie tas nematomas kalorijas ir toksai yra mitas, kad sultis gerti sveika, cukraus bomba. Tai va kaip yra su tom sultim iš tikrųjų? Mes esam kalbėję apie tose laidose, kad dietų yra labai daug. Geriausia dieta yra ta, kurios tu gali laikytis, bet mano nuomonė iš tų įvairiausių dietų, mytybų, geriausia ta mytyba, kuri yra pilnavertis maistas, kur tu turi kuo daugiau pasirinkimų, ką gali valgyti. Tai kaip aš dirbu su klientais, tai jiems duodu pilnavertę mytybą, tai būtinai toj dietoj per tą visą dieną yra geriausia, kad būtų skirtingi baltymų šaltiniai, skirtingos mėsos, žuvys, kuo daugiau tų baltymų gauti, patys riebalų gauti, sveikų augalinės kilmės. Todėl, kaip pavyzdžiui, mytyba, tarkim, mano nuomonė, jeigu, tarkim, koks nors raudonas mėsos, koksai, tarkim, sportuojantiems labiau steikas į dieną, tarkim, ryžių irgi nebijot suvalgyti, tas pats netgi, pavyzdžiui, uogas. Tai pats asmeniškai, kai metu svorį ir šios varžybom ir klientam duodu, kokie geri 200 gramų per dieną uogų, tai čia tikrai nėra mažai, tai tikrai jums nesustabdys nuo riebalų deginimo. Čia yra tokie biškelė mitai. Tai netgi uogos yra be galo turi daug naudingų medžiagų, kas gali labai stipriai padėti ir netgi ir su įvairiausiais sveikatos rodikliais, su hormonais ir netgi su riebalų deginimu. Tai va čia žmonės irgi, pavyzdžiui, iš viso vaisių nevalgo, nes jie bijo, jiems jie sustabdys. Koks bananas, jo, jeigu tu labai nori kuo greičiau nusimesti svorio, tas gali truputėlį pristabdyti tą. Bet mandarinai drąsiai tikrai visi gali valgyti juos, jie turi tiek daug naudingų medžiagų, kas gali labai stipriai padėti. Citrusiniai vaisiai, uogos, dar kartą kartoju, įvairiausios šilauogės, avietės, braškės. Arbūzas turbūt tas pats, kur turi daug cukraus, bet ir daug vandens, labai tas cukrus nėra toksai baisus. Jo, tai dėl arbūzo dar ant ribos, bet tikrai labai stipriai nepakenks, bet aš, pavyzdžiui, pats, kai ruošiuos varžybom, mano tas pasiruošimas varžybom, tai yra vienintelis tikslas yra kuo daugiau numesti riebalo ir išlaikyti raumenės masės. Tai esu padėjęs ne vienam klientui ruoštis ir daugelis galvoja kultūrizmo varžybas, preparatai, chemija nėra natūralu, bet yra atskiros federacijos, kur yra natūralūs sportininkai, kurie testuojami dopingu. Tai iš savo patirties aš pasistaliausiu varžybose natūraliai, kai tik pradėjau savo karjerą. Tai ką noriu pasakyti, kad visokiausios ir uogos, mėlynės, šilauogės labai be galo yra stipriai, reikia to neriboti ir turėti savo dietui, savo mytybui to. Ir tai grįžtam prie to klausimo, pavyzdžiui, mandarinai, citrusiniai vaisiai, greipfruktai, aš net rekomenduoju bent jau dienoje turėti, pavyzdžiui, netgi yra ananasai. Ananasus aš irgi mėgstu netgi turėti 50 gramų, netgi yra tokia riba, kur netgi prie valgymo gali labai stipriai jums padėti su virškinimu, tarkim, netgi ir prie mėsos, irgi tarp 50 ir 80 gramų graikiško jogurto turi daug gerų sveikųjų bakterijų, kurios gali bakterijos padėti su virškinimu. Tai tokios netgi išimtis, kurie žmonės galvoja, kad gali irgi pakenkti. Tai kas liečia irgi vaisius, manau, kad labai ir nereikėtų savęs labai riboti. Taip, bet kalbė apie vaisius, kur gauni viską. Bet kaip yra sultys, kur tu negauni nei ląstelienos tam vaisiui esantį, tu gauni kiekį daug didesnį to vaisių, tu turbūt nesvalgytum tenai 2 apelsinų ar ten dar kažkiek, kur yra sulčių kažkokia stiklinė, tik tai būtų, kur ten prie pietų visai nesunkiai turbūt išgertum. Labai mažai gauni gerų dalykų, taip gauni dalį turbūt. Jo, aš manau, apelsino, pavyzdžiui, šviežiai spaustų stiklinę per dieną, manau, turi be galo daug didelės naudos, kas gali duoti žmogui. Ir, pavyzdžiui, netgi kas liečia, pavyzdžiui, toks, iš daržovių, pavyzdžiui, morkos, irgi morkos labai, turi daug tokių naudingų medžiagų, kurios gali irgi labai padėti. Apskritai iš tos savytos ir iš tos energijos ir gauti tų visų naudingų medžiagų, kad nereikėtų vartoti ir maisto papildų. Tai, bet kas liečia irgi, kaip minėjai, dėl tų sulčių, tai, jo, tenais, jeigu didelis pakelis sulčių ir netgi bet kokio dalyko, netgi sveiko dalyko per daug nėra gerai. Nes aš galiu, pavyzdžiui, netgi, geras labai toksai klausimas tavo, tai kiek aš tų klientų turėjęs, sako man, valgau sveikai, nevalgau jokio cukraus, jau atsisakiau, į kavą nededu cukraus ir nevartoju jokių saldumynų, valgau ir raudoną mėsą, ir vištieną, ryžiai, sveikai maitinuos ir vis tiek svoris man nekrenta.
Bet tada jau priklauso, kokie tie kiekiai, nes aš galiu valgyti ir labai daug tų ryžių ir man bus per tą dieną tiek daug tų angliavandenių, kad nedegs tas riebalas. Tada irgi, kiek mano atveju yra buvę su klientais, kurie iš savo patirties, kad nevalgau aš beveik angliavandenių, 0 beveik, riboju, bet valgau labai daug. Tiesiog tik mėsą, tik baltymus, baltymai neina į riebalą. Bet dėja tiesa ta, kad iš tikrųjų didesnis kiekis mėsos vis tiek išsiskiria, yra to cukraus ir kūnas, kadangi kai apdoroja tą maistą ir išsiskiria to insulino, vis tiek ta gliukozė viskas suveikia. Tai dėl to reikia, kad atsargiau su tais maisto kiekiais, nes jeigu ta didesnė naškučių, nes labai noriu ko jums paprašiau viską taip paaiškinti iš savo bendrosios patirties, bet sakau, tas didesnis baltymų kiekis gali irgi yra kalorijos, irgi yra maistas, ta energija, nes kūnas irgi netgi, sakykime, jeigu tu iš viso nevalgai tų angliavandenių, bet kūnui energiją iš kažkur reikia imti. Ir yra blogiausia tai, kad jeigu tu per mažai valgai, tai kūnas ims ir skaidės raumeninę masę. Ir tu gali netgi prasti raumens, jeigu tu per mažai valgai ir intensyviai sportuoji. Tai va čia yra tos atskiros ribos, pavyzdžiui, tu gali mesti svorį, jeigu nori kuo greičiau nusimesti svorio, tai reikia labai stebėti, kiek tau to svorio krenta, nes jeigu tu numesi daugiau negu kilogramas, tai yra tikėtina, kad tu gali prasti tos raumeninės masės. Tai dėl to reikia, pagal tos klinikinius tyrimus, įrodymus, aš pats iš savo negi patirties iš tų visų klientų, geriausias tas pastebėjau, aš bent jau iš savo patirties, kad geriausia numest tarp 500 ir 1 kilogramą į savaitę. Jeigu daugiau, tai rizikinga, gali prasti daugiau. Bet čia sakau, toks, labiau iš tos sveikatos pusės ir žiūrint tie visi mitai, kaip ir kalbėjom, kad, netgi per didelis kiekis to baltymų vartojimas gali irgi sutrukdyti su riebalų deginimu, dėl to yra bet kokio sveiko dalyko, kas gali irgi pakenkt, sustabdyti deginimą, tai su tavo pačiom sultim, jeigu pakelį išgersi, gali irgi blogai pakenkt, bet labiau su sultim ir kitais dalykais reikia stebėti sudėtį, ir jeigu sudėtyje apelsinų sulčių yra 30% apelsinų, tai taip, logiškai mąstant, labai gerai. Labai smagu, kad išbuvote iki pačios pabaigos. Tikiuosi gavote vertingų įžvalgų. O aš visų pirma noriu padėkoti Sporto rėmimo fondui už galimybę su jumis sveikintis kiekvieną savaitę ir kurti šias laidas. Tai ačiū Jums už Jūsų laiką. Tikiuosi, jis ne tik smagiai, bet ir naudingai praleidote ir tikiuosi susitiksime kitą savaitę. Iki.